Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Šimad Bhagavatam, pirma giesmė, pirma dalis, 5 skyrius, Narados nurodymai Vasudevai, ir šiandien skaitysime 20 tekstą. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhavat. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhava. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhava. Tad Dhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi Te. Tadhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi Te. Tadhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi Te. Pradesha Matram Bhavata Pradarshitam. Pradesha Mantram Bhavata Pradarshitam. Pradesha Mantram Bhavat Pradarshitam. Idam hi Vishvam Bhagavam Evetaro. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhava. Tadhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi Te. Pradesha Mantram Bhavata Pradarshitam. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhava. Tadhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi Te. Pradesha Mantram Bhavatam Pradarshitam. Prabhu. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhava. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhava. Tadhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi. Bhavams Tadhapi Te. Pradesha Mantram Bhavata Pradarshitam. Pradesha Mantram Bhavata Pradarshitam. Mataji. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhavan. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhava. Tadhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi Te. Tadhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi Te. Pradesha Mantram Bhavatam Pradarshitam. Pradesha Mantram Bhavata Pradarshitam. Mataji. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Idam hi Vishvam Bhagavan Evetaro. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhava. Yato Jagat Sthana Nirodha Sambhava. Tadhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi Te. Tadhi Svayam Veda Bhavams Tadhapi Te. Pradesha Mantram Bhavata Pradarshitam. Pradesha Mantram Bhavata Pradarshitam. Jai. Transkriptas. Idam. Sham. Hi. Visam. Vishvam. Kosmosui. Bhagavan. Aukščiausiasis viešpats. Iva. Beveik tapatus. Itara. Skirtingas. Vieta. Iš kurio. Jagat. Pasauliai. Sthana. Egzistuoja. Nirodha. Sulaikinami. Sambhava. Kuriami. Tadhi. Visa tai. Svayam. Pats. Veda. Žinai. Bhavan. Kilnybė. Tadha api. Vis dėlto. Te. Tau.
Pradesha mantram. Tik tai santrauka. Bhavata. Tau. Pradaršitam. Paaiškinau. Vertimas. Aukščiausiasis viešpats, Dievo asmuo, pats yra kosmosas. Ir vis dėlto viešpats egzistuoja nuošaly jo. Iš viešpatės randasi kosminis pasaulis. Viešpats yra jo ramstis ir į viešpatys nugrimsta po sunaikinimo. Tu viską apie tai žinai, todėl keliais žodžiais tai išdėsčiau tau esmę. Aukščiausiasis viešpats. Aukščiausiasis viešpats, Dievo asmuo, pats yra kosmosas. Ir vis dėlto viešpats egzistuoja nuošaly jo. Iš viešpatės randasi kosminis pasaulis. Viešpats yra jų ramstis ir į viešpatį jis nugrimsta po sunaikinimo. Tu viską apie tai žinai, todėl keliais žodžiais tai išdėsčiau tau esmę. Judviškosios malonės Šilas Prabhupados komentaras. Tyras Bhaktas žino, kad Mukunda, viešpats Šri Krišna, egzistuoja sykiu ir asmeniniu ir besmeniniu aspektais. Impersonalų į kosminį pasaulį vadiname Mukunda, nes jis atsiranda iš Mukundos energijos. Pavyzdžiui, medis visuma, o lapai ir šakos neatsiejamos iš medžių išaugusios jo dalys. Medžio lapus ir šakas vadiname medžiu, tačiau pats medis nėra vien lapai ir šakos. Vedų tekstai, teigiantis, jog kosminis pasaulis yra ne kas kita, o Brahmanas, reiškia, kad nėra nieko, kas egzistuotų atskirai nuo aukščiausio Brahmano, kadangi viskas iš jo kyla. Rankos bei kojos neatsiejamos kūno dalis. Ir jas vadiname kūnu, bet kūnas taip, kaip visuma nėra vien rankos ir kojos. Viešpats tai transcendentinis amžinatvės, žinojimo ir grožio pavidalas. Todėl viešpatės energijos kūrinys taip pat turi tam tikrų amžinatvės, žinojimo ir grožio bruožų. Dėl to sąlygotos sielos, pakerėtos išorinės energijos majos, susipainioja materialios gamtos tinkluose. Jos mano, kad materialus pasaulis galutinė realybė, nes nieko nežino apie viešpatį, kuris yra pirmapradė viso ko priežastis. Jie nežino, kad neatsiejamos kūno dalis, atkirstos nuo kūno, jau nėra tos pačios rankos ar kojos, kokios buvo sujungtos su kūnu. Bedievių visuomenė, atsiribojusi nuo transcendentinės meilės tarnystės aukščiausiam Dievo asmeniui, panašiai atkirstas nuo kūno rankas ir kojas. Pažiūrėti, šios neatsiejamos dalys yra kaip tikros rankos ir kojos, tačiau jos neveiksmingos. Šrila Vyasadeva, būdamas viešpatės Bhaktas, gerai šitai supranta, tačiau Šrila Narada patarė jam išplėtoti šią mintį, kad jis pastus pakliuvusiomis gyvoms sieloms, jį būtų aiškesnė ir jo suvoktų aukščiausiai viešpatį esant pirmapradė visako priežastimi. Vedų žodžiais viešpats yra visagalis, vadinas, ir jo aukščiausios energijos turi būti tobulos, ta pačios jam. Dvasinis bei materialus dangus ir viskas, kas juose yra, radosi iš vidinės ir išorinės viešpatės energijų. Išorinė energija santykinai žemesnė, o vidinė aukštesnė. Aukštesnio energija tai gyvybės jėga ir visiškai ta pati viešpačiui, o ir išorinė energija inertiška ir ta pati jam tik iš dalies. Tačiau nei viena, nei kita energija neprilygsta viešpačiui ir nepranoksta jo, kuris yra visų energijos šaltinis. Viešpats visada jas kontroliuoja, kaip inžinierius elektrikas visada kontroliuoja elektros energiją, kad ir kokia ji būtų galinga. Žmonės ir kitos gyvosios būtybės gimė iš jo vidinės energijos. Todėl kiekviena gyvoji būtybė yra irgi ta pati viešpačiui, bet ji niekada negali nei prilygti Dievo asmeniui, nei jo labiau jo pranokti. Ir Dievas ir gyvosios esybės yra individualios asmenybės. Kaip ir viešpats, gyvosios esybės pasitelkusios materialiasias energijas pajėgius kurti, tačiau ne vienas jų kūrinys negali prilygti tam, kas sukūrė viešpats, ar jų labiau tai pranokti. Žmogus gali sukurti mažą žemės palydovą, kuris yra nelyginant žaisliukas ir pasiųsti į kosmosą, bet tai toli gražu nereiškia, kad jis kaip ir viešpats gali sukurti Žemę ar Mėnulį, panašią erdvėje plaukiančią planetą. Skurdžių žinių žmonės skelbia savo lygybę Dievui, bet jie nelygus Dievui. Šitai tiesiog neįmanoma. Pasiekęs visišką tobulumą žmogus įgyja didesnę dalį viešpatės ypatybių.
maždaug iki 78%. Tačiau niekas negali pranokti viešpaties ar jam prilygti. Tik tai būdamos liguistos būsenos gyvos būtybės skelbia apie savo vienovę su Dievu ir tokiu būdu pakliūva į iliuzijas energijos spąstus. Paklydusios gyvos esybės turi pripažinti viešpaties viršenybę ir su meilė jam tarnauti. Tam jos ir sukurtos. Antrai pasaulyje nebus nei taikos, nei ramybės. Šila Narada patarė Šilivasėdavai išplėtoti šią mintį Bhagavatam. Taip sakoma ir Bhagavad Gitoje. Žmogus turėtų visiškai atsiduoti viešpaties lotusinėms pėdoms. Tokia vienintelė tobulumo pasiekusių žmonių pridermė. Aukščiausias viešpats Dievo asmuo pats yra kosmosas ir vis dėlto viešpats egzistuoja nušaly jo. Iš viešpatės radosi kosminis pasaulis, viešpats yra jo ramstis ir viešpatys nugrimsta po sunaikinimo. Tu viską apie tai žinai, todėl keliais žodžiais tai išdėsčiau tavo esmę. Aha, tai čia Šila Narada toliau vystau mintį ir dėlioja nurodymus Šilivasudevai. Ir mes jau priėjome prie to, kad Šila Narada atskleidžia dar didesnį viešpaties pasaulio paveikslą. Jisai sako, kad viešpats pats yra kosmosas. Pats kosmosas. Nieko nėra atsieto nuo jo. Ir tuo pačiu, reiškia, jis egzistuoja nušaly jo. Labai sunku ir suvokti, matot. Viskas yra jame ir atskirai nuo jo. Iš viešpaties radosi kosminis pasaulis. Mes, aišku, gal tik matom tik tą žemę, galbūt matom dangų. Mums labai sunku net suvokti, kad egzistuoja dar atskiros planetos. Aišku, gal mes matom Saulę, ten Venerą kartais matom, šiaurinę žvaigždę, matom kitas žvaigždės, bet šitai yra lašas, sakykime, visus tos kūrinijos, bent jau mūsų visatos mes nematom net nei žemesniųjų pasaulių, jau labiau mes nematom kitų visatų, labai sunku suvokti, o jau labiau mes nematom iš vis dvasinio pasaulio didybės. Ir viešpats yra jų ramstis ir viskas reiškia viso šito pasaulio, to tiek materialaus, tiek dvasinio ir jo labiau materialus pasaulis po nusilaikimo vėl sugrįžta į viešpatį. Dar sunkiau suvokti. Mums šitoms be galo mažoms dalytėms labai sunku suvokti. Kadangi šiandien eina kalba apie kosmosą, aš noriu tiesiog šiandien temą biškį pratęsti apie kosmosą, kad mes suvoktumėm šiek tiek dvasinio materialaus šito pasaulio sandarą. Šiek tiek jums papasakosiu, jūs jau daug žinote, bet vis tiek čia ir man pačiam dar kartą pavyks kažkiek tai apriepti ir jums turėtų būti kažkiek tai įdomu ir naudinga. Sakoma, kad visa Dievo kūrinija susideda iš dviejų dalių. Yra dvasinis ir materialus pasaulis. Vedus rašo, reiškia, 1/4 visų viešpatės satkinį šaktį apraiškų tenka materialiam pasauliui ir 3/4 dvasiniam. Tai va, kaip įrodoma, obuolys, tarkim, ir vienas tas trečdalis yra kaip ir materialus pasaulis, o visa kita sudaro dvasinį pasaulį. Materialus pasaulis vadinamas ekapada vibhuti, o dvasinis pasaulis tripada vibhuti. Materialus pasaulis, Vedus rašo, susideda iš begalinio skaičiaus visatų, kurios turi visos kiaušinio formą. Kaip kiaušinis atrodo mes įsivaizduojame. Taip atrodo materialaus pasaulio planetos. Kiekviena planeta materialaus pasaulio dar padengta 7 sluoksniais. 7 sluoksniais, reiškia. Todėl visatos viduje, sakoma, labai tamsu. Visatos viduje labai tamsu. Kad ją apšviesti visatą, kiekvienoje visatoje, visatos centre yra patalpinama Saulė. Ir Saulė iš vidaus apšviečia tą visatą. Jeigu Saulės nebūtų, visata kaip kiaušinis būtų uždara, reiškia tamsu. Taip sakoma. Saulė tiesiog atspindi dvasinio pasaulio brahmadžioti spindulius, ta prasme. Saulė kaip pati nešviestų, jeigu iš dvasinio pasaulio į Saulę neitų spinduliai. Brahmadžioti vadinasi. O
tie brahmačioti spinduliai išeina iš dvasinio pasaulio, reiškia iš Goloka Vrindavanus, tiesiog iš Krišnos kūnų. Iš Krišnos kūnus eina spinduliai, kurie matot pasiekia saulę ir saulė nušvinta, jinai skleidžia mums šviesą. Tokia struktūra. Visos visatos, sakoma, kaip oro burbuliukai plaukia priežasčių vandenyne. Mes turbūt žinome, kad egzistuoja priežasčių vandenynas, jis atskiria materialų pasaulį nuo dvasinio. Priežasčių vandenyne ant Ananto šešos tai yra irgi viešpaties forma, didžiulė gyvatė, kuri turi daugybę kapišonų. Kiekvienam kapišonui, sakoma, yra po 2 akis viešpaties. Ir šitam ant Ananto šešos guli Mahavišnu. Mahavišnu tai irgi viešpaties yra forma, kurią miegant, iškvepiant iš kūno poro, išeina visatos. Jos taip gimsta visatos. Mahavišnu iškvepia ir visatos pasklinda. Kai jis įkvepia, visatos sueina. Tai va, mūsų visata egzistuoja 311 trilijonų 40 milijardų metų. Reiškia, čia vienas Mahavišnu įkvėpimas. Iškvėpė, visata išėjo mūsų. Ir kai jis įkvėps, visata vėl įeis į jį. Ir visata neatsiranda tokia didelė iš karto, jinai auga. Kaip embrionas auga pas mamą, sakykim, jis vėl pakliūna į vyro širdį, sakoma, paskui spermos į moterį, patenka ten užauga, auga nuo grūdelio, paskui pupos, žinios pupo tokio didžio gemalas, taip ir visata išėjus iš Mahavišno kūno, irgi būna mažyčia, jinai paskui auga, kaip kiaušinis. Dėl to ne veltui sakoma, kaip, neaišku, kas, kiaušinis pirma ar višta, ne, kas. Bet čia matot, aišku, kad pirma Mahavišnu atsigula, tik tada atsiranda tie kiaušiniai. Taip, o nebuvo, kad kiaušiniai ir paskui višta. Čia taip visatos kuriamos. Toliau, kiekvienos, mūsų visatos skersmuo šitos yra 6 milijardai 400 tūkstančių kilometrų, taip žiūrėti. Paskui Mahavišnu, reiškia, priima Garbhodakšaja Višnu formą ir kadangi visatos apačią sudaro Garbhodakos vandenynas, visata va kiaušinis, taip įsivaizduojama, ne, dugną sudaro Garbhodakos vandenynas. Vėl atsiranda Ananta šeša, reiškia gyvatė. Einant tos gyvatės jau atsigula Mahavišnu priima Garbhodakšaja Višnu formą, kiekvienoje šitie visatoje. Ir iš Garbhodakšaja Višnu bambos išaugo lotoso stiebas. Lotosas kai auga. Lotoso stiebiai įsidėsto 14 planetinių sistemų. Reiškia aukščiausiusios, viduriniosios ir žemesnios planetos. Ir lotoso atsiranda žiedas, ir žiedas kai prasiskleidžia, ten užgimsta brahmais. Brahma kaip gimęs iš Dievo, ta prasme, kaip Dievo tokio nėra. Ir brahma visada atsiduria tamsoje. Visada būna neapšviesta tamsu ir brahma nejauku, niekas neaišku. Šitą, kad mes dabar nebūtumėm niekada, kaip matė šito materialaus pasaulio, ir neįsivaizduotumėm, ir atsirandam tamsu, šalta, niūru, tamsu ir niekas neaišku. Ir brahma nežino, ką daryti. Pasiimti. Jis tada išgirsta balsą iš kažkur, tai reiškia tapa reiškia skezė. Brahma supranta, kad reikia medituoti, reikia atsisėsti, nurimti, susikaupti ir galvoti, kas čia bus, reiškia, nesiblaškyti. Mūsų dabar užakintų kažkas, išjungtų šviesą, nežinotumėm, kaip pasimestumėm turbūt. Ką čia daryti, norėtumėm išeiti iš karto, bet kad kažką daryti, reikia nurimti. Pradėti mąstyti, kas čia bus, išmastyti. Tai va, ir Brahma sėdasi į lotosą padėti ir mąsto. Va. Ir sakoma, kad jo širdį atsiranda tas žinojimas, kaip čia. Viešpats įdeda jo širdį, tą žinojimą, kaip kur šitą visatą. Aha, taip. Tai va, šitam lotose stebe išsidėsto 14 materialių planetinių sistemų. Taip. 7 Bhur, Bhuvar, Svar, Mahar, Džanata, Pasatė priklauso aukštesnėms planetinėms sistemoms, reiškia. Toliau 7 žemesnės planetos vadinasi Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Tatala. Tai yra pragaro planetinės sistemos. Tai nereiškia, kad tik 14 planetų yra. Viena vietatis, kad ne. Tam lygmenį dar yra galybė, nesuskaičiuojama daugybė. Tam tipui priklauso.
planetų. O kaip yra? Reiškia, Žemės planeta vadinama Bhur-loka ir jinai yra visatos centre. Bhur-loka. Mūsų, reiškia, Žemėje gyvena, kaip ir mes matome, reiškia, žmonės ir kiti visokie gyvi padarai. Visokių yra. Žemė yra ypač svarbi visatoje, nes pakliuvusios jie gyvos būtybės žmonių kūnuose sukuria veiklos pasiekmes reiškia karmą ir taip nusprendžia sekančią savo gyvenimo paskirtį, kur aš keliausiu. Iš Žemės galima keliauti į žemesnės planetinės sistemas, į tas patalas visas vadinamas, nukeliauti. Tai nėra labai palanku, nes ten kančių pasauliai. Galima vėl atgimti Žemės tipo planetose, reiškia gauti panašų į mūsų kūną. Galima pasikelti į aukštesnės planetinės sistemas, šitas 7, ten gauti kūnus pritaikytus gyventi tose aukštesnėse planetinėse sistemose. Ir galima iš Žemės tipo patekti į dvasinį pasaulį. Tai va, Žemė. Žemė yra tokia vieta, kur pasikirstų gyvų būtybė keliauja. 4 vietas matau. Žemesnė, tokia pat, aukštesnė ir visai. Čia kaip kosmodromas. Ir mums duota, reiškia, galimybė apsivilkti po šito gyvenimo vieną ar kitą skafandrą. Galim. Reiškia, arba įlysti vėl į kokio, reiškia, meškinų kūną, jeigu norima ten kokios gyvatės, arba keliauti į pragarą, ten pakentėti, kad mus biškiai pasvilintų, arba pasikelti aukštesnės planetas, ten būti gražesniais, ilgamžiškesniais, laimingesniais, laimės nedaugiau. Arba iš vis palikti čia, reiškia, ir startuoti šito kūno tiesiai į dvasinį pasaulį pas Krišną, Goloko Vrindavan ir ganyti karves. Bet jeigu karvių mes šiandien mylim, tai niekas ten neleis toliau, reiškia, užsiimti, mylėtis ten nepavyks. Šita vieta, kur mes turim galimybę išmokti mylėti. Žemė. Žemė yra tokia vieta, kur norim išmokti mylėti. Kai mes čia gimstam ir jeigu neišeina būti va to brahmačarya, vanaprastha arba sanjasa, priimti, reiškia, trūksta, nėra pas mus potraukio ir atsidavimo meilės Krišną, mes tada mokomės pamilti Krišną per šeimą, mes kuriam tą šeimą. Tas mums reikia žmonos, vyro ir mes per šeimą mokomės mylėti. Nes, reiškia, neturim tos savybės, to gabumo, kad galiu vienas būti, šiaip Dievą mylėti kaip į vieną. Man nereikia kažko, tai mums reikia kažko kito. Ir va, šeima tai yra tokia institucija, kur biškut išmokstame mylėti. Bent jau žmoną, bent jau vaikus, savo tipu. Nes kitus mylėti labai sudėtingai nemanau. Tai va, Žemė tokia vieta ir čia mes toks poligonas yra, kur mokomės kažką pamilti. Toliau. Priklauso nuo to, kokias karminės reakcijas žmogus sukaupia, jis pakliūna į vieną ar kitą planetą, kur šias reakcijas išgyvena. Matot kaip? Ką mes sukuriam, tokias reakcijas galime išgyventi toj planetoje. Žemė taip pat ta vieta, kur skirta dvasiniai praktikai, nes joje nėra per daug prabangos. Jeigu mes pakliūname į aukštesnės planetas, ten viskas. Iš visų užmiršti Dievą, pats esi kaip Dievas, viskas išsipildo. Tai, ko žmonės turi atminti, daugelis pakliuvo iš aukštesnių planetų, čia nukrito. Ir jie turi tą patirtį, kad kažkur yra ta laimė. Ir jie užsiciklina, dėl to dirba, dėl to perka kažką prabangaus, dar kur nors. Kai kas, aišku, čia gyvena kaip ir aukštesnėse planetinėse sistemose, yra milijonieriai, kurie gali sau leisti. Praktiškai nelabai kas skiriasi nuo aukštesnių planetinių sistemų. Jie gali sau leisti tokią prabangą, daug tarnų, daug rūmų, priemonės, kuriamis jie skridina, viskas paduota, pravalytais, nereikia jam ruošti valgyti, nereikia jam plauti, ten dar kažką skalbti, dar viską padaro. Už jį. Čia kažkas prilygsta aukštesnė planetinė sistema. Tik skirtingai nuo aukštesnių planetinių sistemų, čia šitas mūsų kūnas, mechanizmas netlaiko tų vibracijų, jis pastoviai sensta. Jis duoda, žinoma, pastoviai lygos, problemos kažkokios, tai va, taip, tu šitai planetui. Reiškia, šitoj mūsų planetinė sistemai dar nėra per daug kančių, todėl mes galim susikoncentruoti dvasinę praktiką. Kai mes patenkame į vieną žemesnę planetinę sistemą, kažkokią patalą, ten prasideda skausmai. Tada iš viso nebeina, reiškia, mąstyti apie kažkokį Dievo asmenį, dar kažkur, tu kenti. Ir čia daugelis žmonių, kai kartais, žiūrėkit, ateina senatvė,
lygos, žmogus tik šaukia skauda, viskas, tas skausmas atima protą, reiškia apie kažką kitką daugiau mąstyti. Ir šiaip, kai mums kartais skauda, viskas matai apie skausmą mąstai. Iš vis jokia koncentracija apie laimę, kažkokią ten ateitį, kažkokią piešti, galvoti dar, kur nors tau skauda. Tai va, patalos yra ta vieta, kur skauda. Ir labai skauda. Ir praktiškai žmogus ten išprotėja. Tai reiškia, jis apie nieką daugiau nemąsto. Jis mąsto, kaip tik išgyventi, kaip skauda nebūtų. Ir jis viską užmiršta, ištiriama, kaip ir sakant, atmintis apie kažką kitą mąstyti. Žemesnėse planetinėse sistemose gyvena gyvatės ir jas panašus padarai. Tai vadinami nagai, žemiau už mus. Reiškia, nagus, materialistai ir demonai. Jeigu mes mažai visiškai, reiškia, čia neskiriam savo laiko, savo gyvenimo dvasiniai praktikai, tai mes galim gauti, reiškia, nukeliauti į žemesnės planetas, kur iš viskas praktiškai mechanizuota. Praktiškai žmonės kaip jau ir robotai, yra daugybė robotų, yra tokios planetos, reiškia, kur kažkoks aparatas gali iš karto gaminti kitus aparatus. Ir Žemė lyg to irgi ritasi, reiškia, link technokratinės visuomenės, kai, matot, dabar mes neįsivaizduojam visko gyvenimo be kompiuterių, be elektros, be mašinų, be lėktuvo, be kūro, be naftos kažkokios, be daug ko. Pas mus mechanizmų vis daugiau, kamera, viskas. Mes taip panaudojam, tai palengvinti savo dalį, kad reiktų daugiau dirbti. Iš tikrųjų mes tolstam nuo savo tos pirminės prigimties. Reiškia, viską daro mechanizmai. Tai yra tokios planetos, kur ten iš vis praktiškai žmogus kaip ir mechanizmas. Materialių požiūrį šios planetos techniškai labiau pažengusios palyginus su Žeme. Ir praktiškai tų civilizacijos stovai ateina į mūsų visatą įvairiom formom, ateina kaip gyvos būtybės, jos įsikūnė, plus jos lanko, reiškia, perduoda technologijas ir žmonės perima tas technologijas ir panaudoja tipo vystymuisi. O iš tikrųjų, tai mes prarandam tai, kas mūsų sieja su viešpačiu, reiškia, mes vis labiau užmirštam. Kuo daugiau mechanizmų, tuo labiau mes tolstam nuo dvasinio pasaulio, nuo natūralumo. Ir šitų visų techninių priemonių pagrindinė, reiškia, kaip paskirtis, dėl ko mums reikia, mes galvom, kad šitų techninių priemonių pagalba mes labiau patenkinsim jausmus. Ir žmonės tai tenkina. Televizija skirta tam, įvairūs skraidymo aparatai, žmonės skraido daugybę, kiekvieną dieną, mato turbūt ore kažkas, oro balionai, skraidyklės, lėktuvai, žmonės pasitenkina, pakyla kaip paukštis, sako, noriu skraidyti. Kitą gyvenimą viešpats aišku išpildys. Tie, kurie daug skraido, kitą gyvenimą garantuotai skraidys, natūraliai be kosminio aparato. Visokių formų, reiškia, jau paukščių galės. Tie, kurie mėgsta labai nardyti, yra pasinėrę, kurie negali be akvalangų būti, dar kur nors nardo. Bus žuvis, tokia karma. Tau viešpats duos nereiks tau peleko ant nugaros, dėti ant siurbliuko išvesti, reiškia, nardysi. Taip, ko tik nori, reiškia, gali linko pamėgsti, ką perkeli į tą gyvenimą su priemonėm, kitą gyvenimą gausi, kad tų priemonių nereikės, tu pats galėsi nardyti, skraidyti, šliaužti, reiškia, bėgti, bėgioti keistrutis. Daug kas bėgioja, matėte, ne, bet žmogus toli negali nubėgti, pavargsta. Stručiai gali išvysti ten 90-100 km greitį, reiškia, jie nepavargsta. Reiškia, var, manot kaip. Tai va, sprinteriai, dar kažkas tai. Nes potraukis tam yra ir tau pramatmai įvykdo kiekvieną norą, tą reikia žinoti. Ir galėsim bėgioti kaip stručiai, jeigu tai bus tenkina. Reiškia, aukštesnėse planetinėse sistemose, aukščiau už Žemę, gyvena kitos gyvos būtybės. Šiaip visatoje, turbūt žinote, gyvena 8 400 000 gyvybės formų. Vieni mūsų panašių kažkuo tai, reiškia, galva, rankomis, kojomis, kūno forma. Yra net 400 000 gyvų būtybių. Į mūsų panašių. Tai kas aukščiau gyvena, reiškia, sitkos, šaranos, džatharos, kilparošos, dvasios, vaiduokliai, pusdieviai. Visokių čia tik keletas paminėtų, ką vandeninį, keletą gyvų būtybių. Jų visokiausių yra. Dar aukščiau gyvena išminčiai asketai. Dar aukščiau už pusdievius gyvena išminčiai asketai, kurie yra davę skaistybės įžadus. Skaistybės, niekada neturėti, reiškia, žmonos. Jie jau tiek save suvaldė,
gali apsėti be priešingos lyties atstovės. Reiškia, patys savim pakankami kaip ir. Reiškia, ir aukščiausia materialaus pasaulio planetoje, Satyalokoje, kuri panašiai lotoso žiedą, savo tarnybą atlieka viešpats Brahma, pirmoji gyva būtybė šitoje visatoje. Reiškia, kartu su savo palydovais. Ir šiuose aukštesnėse, reiškia, planetose šiaip yra neribotos galybės su atsidavimu tarnauti viešpačiu. Nes nereikia dirbti, nereikia žemę, nereikia darbą eiti. Žmogus labiau gali skirti dvasiniai praktikai, aukštesnės planetinėse sistemose, reiškia. O taip pat patenkinti savo subtilius poreikius. Reiškia, ten aukštesnės planetų sistemos yra net visokie norų medžiai, reiškia, kurie vykdo mūsų norus. Toliau, visi šių planetų gyventojai, reiškia, yra atsidavę Dievui, nors ne vienodų laipsnių. Net ir mūsų planetinėje sistemoje yra visko. Nuo pragaro iki praktiškai iki Satyalokos ir net ir dvasinio pasaulio. Pas mus yra žmonės nuo pragaro kiek kenčia iki visiško atsidavimo viešpačiui. Žemė yra viskas. Iš esmės, rojus ir pragaras. Turbūt patys jaučiam. Net ir dabar yra vietų arba valstybių, kur, sakykime, gyvenimas kaip pragaras. Yra koncentracijos stovyklai, yra kankinimo, reiškia, priemonės yra kalėjimai visokie, yra visas aparatas, kur žmonės kankina, galabija, pragaras. Ir čia pas mus, sakykime, nuo laikų, net viduramžius, jeigu paimti viduramžius, kai buvo inkvizicijos laikotarpis, kai kankindavo, reiškia, žmonės praktiškai pragaras, kai pirmasis, antrasis pasaulinis karas, koncentracijos stovyklos, kur žmonės degindavo, neduodavo valgyti, iš kūno darydavo, ką tik nori, reiškia, kūną kaip iš materijos išgaudavo viską nuo plaukus kaip, sakykime, pagalvėm, pukus, ten oda kaip, nežinau, darydavo lempas visokias, reiškia, stalinės dar, ką nors, arba rankinukus siūdavo, tai jeigu su tatuiruotė būdavo kažkas, tai, pragaras iš esmės. Iki pačio aukščiausio visiško atsidavimo, sakykime, Gosvami, Šrila Prabhupada, kiti, kurie čia atėjo į tą žemę, žemėje gyvena kaip dvasinė pasaulyje, visiškai savo juslės parengia atsidavimo tarnystėje. Ir parodo tą kelią, kaip čia reikia gyventi, kaip čia galima išgyventi, kaip čia galima elgtis. Tai va, nuo pragaro iki dvasinio pasaulio. Čia pas mus viskas čia egzistuoja. Toliau, be šių planetinių sistemų žemutinė visatos dalyje yra ypatingas sritis, kurią sudaro 28 pragaro planetos, vadinamos kaip taip Džampuri. Į šias planetas pakliūna žmonės, atlikę nuodėmingą veiklą ir ši ypatinga visatos dalis atskirta ugnies upe, vadinasi Vaitarani. Reiškia, tai iš tų 7 pragaro žemesnių planetinių sistemų, reiškia, yra dar įsidėlioja dar smulkesnė, reiškia, dalis, kuri, kaip girdėjot, Vaitarani, atskirta upė, kurie nepereitų į tą geresnės sąlygas, skiria. Kaip ir materialų pasaulio nuo dvasinio pasaulio skiria irgi upė Viradžius. Tai va, vienoj pusėje kranto yra materialus pasaulis, kitam kaip ir dvasinis. Taip pat skirtos šitoje visatoje, šitos rytis. Ir nepakliūsi. Ten, sakykime, su šito kūnu turi tiek save, reiškia, atiduoti viešpačiui, kad kitą gyvenimą gautum kitas kūną, kuris galėtų gyventi tuose sąlygose ten, kur yra geriau. Toliau, materialų pasaulio nuo dvasinio, kaip sakiau, skiria Viradžius upė, napus Viradžius upės driekiasi priežasčių vandenynus, taip skiriamus Viradžius upė, paskui eina priežasčių vandeninas, o jo dvasinis dangus pripildytas Brahmano spindesio, reiškia, spindulių sklindančių iš transcendentinio Krišnos kūnos. Šiame spindesyje sklando nesuskaičiuojamas dvasinės planetos, vadinamos Vaikuntkamis. Vaikutka tai reiškia vieta, kur nėra nerimo. Vaikuntkos planetos, tai reiškia, ten nėra nerimo. Gyvos būtybės nežino, reiškia, kas yra baimė, kas yra nerimas, kas yra rūpestis. Be nerimo tos planetos. Tarp šių planetų viena yra pati aukščiausia ir vadinasi Goloka arba Krišnaloka. Krišnaloka arba Goloka.
Ši planetinė sistema, ten kur gyvena Krišna, jie dar sudaro 3 dalis. 3 dalis. Tai irgi priklauso nuo atsidavimo viešpačių laipsnio. Ir ta 3 sritis sudaro Dvaraką, Matkurą ir Vrindavaną. Dvaraka yra žemesnė lygmuo, paskui Matkura, paskui Vrindavaną. Taip sritis. Ir visose šiuose planetose viešpats gyvena įvairiais transcendentiniais pavydalais. Tačiau jo pirminis pavydalas pasižymė 64 aukščiausių Dievo asmens savybėmis. Mes kažkada nagrinėjom, taip reiškia. Ir taip reiškia, taip sudaryta tas kosmosas, tiek dvasinis, tiek materialus. Tai va, vidinis pasaulis tai yra dvasinis pasaulis, vidinė viešpatės energija, išorinė energija tai yra materiali energija. Tai va, kas sudaro tą materialų kosmosą, kur, kaip ir sakiau, iš Mahavišnu išeina daugybė tų materialių visatų. Toliau, kaip pas mus valandų. Aha. Taip, visos visatos susitelkusios šalia viena kitos ir kiekvienas supa 7 apvalkalai. Mes irgi sakėm, kurių vienas už kitas turesni 10 kartų. Pirmas, čia apie visatos sandarą. Visatos. Tai va, iš visatos net nepateksi į kitą tą, į Brahmadžioti spindulius, dar kažkur, nes yra 10, tai yra 7 sluoksniai. Ir vienas sluoksnis turesnis už kitą. Pirmas sluoksnis, sakoma, yra žemės sluoksnis ir tas sluoksnis sudaro 80 milijonų mylių sluoksnis, mylimis skaičiuojam, arba jodžanomis. Žemės sluoksnis, tai nereikia suvokti šitą kaip žemė, tai yra žemės elementas. Jis aišku irgi sunkus. Šitame žemės elemente, kurį sudaro čia, kaip ir skaitau, 80 milijonų mylių, tame sluoksnėje irgi gyvena gyvos būtybės, kuris turi atitinkamą kūną, kuris pritaikytas ten gyventi. Toliau kiti sluoksniai yra ugnies, šviesos, oro, erdvės, galiausiai vandens. Reiškia, toliau, kas būtų mums įdomu. Kas būtų įdomu dėl visatos. Kaip ir sakiau, pačiam centre visatos šviečia saulė. Sakoma, kad mes visi matome iš čia turbūt šiaurinę žvaigždę atskiriamą, ne? Pagal tai galima kosmosą surientuoti. Va. Šiaurinė žvaigždė vadinasi Dhuru Valoka. Ir jinai yra 3.800.000 jodžanų virš Saulės. Taip galima kosmosą išverti, reiškia, Saulė centre, virš jos už 3.800.000 jodžanų virš Saulės yra Dhuru Valoka. Sakoma, už Dhuru Valokos, taip jeigu žiūrėti struktūrą, kilti kosmosą, aiškiau, kad mums susidarytų yra, už 10 milijonų jodžanų yra Maharloka. Už Maharlokos yra už 20 milijonų jodžanų Džanaloka, už Džanalokos už 80 milijonų yra Tapaloka, už Tapalokos už 120 milijonų jodžanų yra Satyaloka. Satyaloka, aukščiausia planeta, taip struktūrą mes galim peržiūrėti. Tokiu būdu atstumas, sakoma, nuo Saulės iki Satyalokos aukščiausios planetos yra 233 milijonai 800 tūkstančių jodžanų, arba 2 milijardai 992 milijonai 640 tūkstančių kilometrų. Taip, visą tai galima, mokslas negali nustatyti visatos ribų, tačiau Vedos labai konkrečiai pasako, kiek čia yra net tų kilometrų, kas nuo kažkur. Tai va, Satyaloka gyvena viešpats Braha. Satyaloka viešpats Braha. Tapaloka, Džanaloka ir Mahaloka dar vadinamas Munilokomis. Reiškia planetomis, kur gyvena išminčiai, nepavaldus materialios gamtos gunoms. Va, išminčiai nepavaldus, jų neveikia tos materialios gunos. Ką veikia mūsų? Reiškia, mūsų veikia, kas yra neišmanimas, ne, tamaguna, radža tai aistra ir satva dorybė, jų neveikia tuose planetuose. Toliau, sakoma, mėnulis yra 100 tūkstančių jodžanų virš Saulės spindulių. Diena ir naktis orovinėse planetose bei Pitrilokai priklauso nuo to, ar mėnulis pilnėja ar dyla. Virš mėnulio už 20 tūkstančių jodžanų yra žvaigždžių grupė, o virš jų yra Šukra Graha, Veneros planeta, kurios įtaka visuomet palanki visiems. Venera, kaip žinote, ne, yra kaip moteris, kaip energija, kaip meilė. Tai va, labai palankiai veikia, reiškia. Toliau virš Veneros už 20 tūkstančių jodžanų yra Budha Graha, Merkurijus,
kurio įtaka kartais palanki, o kartais ne. Virš Budha Grahos už 20 000 jožinų yra Angaraka, tai reiškia Marsas, kurio įtaka beveik visuomet nepalanki, reiškia Marsas ką atneša, visuomet neša praktiškai karą. Karinga nuotaika, karai vyksta, kai Marsas pradeda įtakoti. Toliau už Angarakos dar už 200 jožinų yra Brihaspati Graha Jupiteris, kuris visuomet yra labai palankus kvalifikuotiems brahmanams. Toliau virš Brihaspati Grahos už 200 000 jožinų yra Ašana Ščara, tai Saturnas, kuris visuomet nepalankus. Iškia Saturnas laikomas kaip irgi viešpatės aspektų, reiškia Saturnas tai reiškia askezės. Saturnas į mūsų gyvenimą, kai ateina, tai duoda galimybę mums prasivalyti, reiškia. Arba mes patys tai galime atlikti, askezę suvokdami, kad tai duoda, mums atneša kaip palaimą prasivalyti. Arba Saturnas priverčia, nori, nenori, vis tiek jis priverčia kentėti, jeigu mes nesutinkame, nepriimame tai, ką gyvenimas mums duoda. Nesusitaikstom. Saturnas vis tiek privers mus kentėti. Tai geriau patiems eiti link jo, su juo susidraugauti, ta prasme priimti, ką gyvenimas mums siunčia, arba vis tiek gyvenimas privers priimti, mes to norim ar nenorim. Virš Saturno yra 7 žvaigždžių grupė, kurioje gyvena 7 išminčiai visuomet susirūpinę pasaulio gyventojų sąvorį. Tai reiškia, čia eina kalba apie grįžulio ratus. Mes kiekvieną vakarą galim pamatyti, jeigu oras palankus, 7 žvaigždės įsidėjusios. Net ir dabar, kai mes buvome už 1500 kilometrų Vengrijoje, prieš porą dienų vakare mačiau, net ir ten matosi, atrodo, kaip čia tokie kartumus, reiškia, skiria čia 1500. Ten irgi tankus matosi tos 7 žvaigždės matot. Toliau virš Saptariši loko, reiškia, jie vadinasi Saptariši lokus, nes 7 išminčiai Sapta, reiškia, 7 ryši išminčiai. Yra Druva loka, dvasinė planeta šioje visatoje. Tai va net mūsų visatoje yra visos kūrinijos kaip ir paveikslas, ta prasme, struktūra. Mūsų visato irgi visa yra struktūra kaip ir dvasinė, nesvarbu, kad nematerialiai. Toliau, Svagara loka gyvena Indra su kitais pusdieviais. Indra tai reiškia, jis vadinamas pusdievių valdovu arba dangaus valdovu, bet Indra reikia suvokti, kad tai yra irgi postas. Reiškia, Indra tai ta asmenybė, kuri su atsidavimu tarnavo viešpačiu, kuris atliko daug askezių ir gavo tą vietą. Indros gyvenimo trukmė irgi yra nustatyta labai tiksliai, kaip ir mūsų, reiškia. Tai nėra amžinai, kaip ir kiekvieno pusdievio, reiškia, kažkurį laiką tą prabūrė ir ta asmenybė vėl palieka tą kūną, iškeliauja į kitą kūną, priklausomai nuo to, kiek jis atsidavė viešpačiui. Ir jeigu Indra būdamas šitame, siela būdama Indros kūne ir valdydama pusdievius ir tą dangų, neatsiduoda viešpačiui tiek, kiek priklauso, reiškia, visiškai, su atsidavimu neatsiduoda visiškai, Indrai irgi reikia palikti kūną ir grįžti į kažkurį, reiškia, žemės gyventojų kūną. Čia grįžti. Tai visi pusdieviai, jeigu jie su atsidavimu viešpačiui netarnauja, neatsiduoda, irgi turi šansą ir visai realų reiškia grįžti čia į tą žemę. Žemė užtat yra, sakoma, čia į žemės mūsų planetą nori joje gimti visi. Visi. Mes nenorim, nes mums čia tai ėdė daug rūpesčių, kančių. Tačiau tik čia būnant, kai yra daug kančių, kai mums to taip svilina, užpakalį, kitaip sakant, skauda, blogai, kančių atrodo daug, mes tik tada galim atsiduoti. Kai mums yra gerai, mes užsimirštam. Kai gerai, atrodo visą laiką bus gerai. Tačiau tas gerai turi tik tai mūsų, sakykime, karmos tą trukmę tiek, kiek mes kažkada užsidirbame, kaip alga. Jeigu dirbame, sukaupėm kažkokį pinigų kiekį ir jeigu nebedirbame, vis tiek reikia iš kažko gyventi. Mes gyvename iš to, kiek buvom užsidirbę. Va tiek pinigų, tarkim, aš 10 000 užsidirbau, tai galima paskaičiuoti, kiek aš galiu pragyventi su 10 000 litų, nedirbdamas. Taip ir karma. Gerą karmą mes sukaupėm, kol turim tą gerą karmą, mes esam kažkokio pusdievio kūne arba dar kažkur, arba net čia žemėje turtuolio, aš esu, kol gerą karmą iš praeito gyvenimo. Kai tik baigėsi, va tai pinigai 10 000, mums nei parduotuvė kažką parduos, mašina sugrios, žmona sakys, tai viskas, eik pagaliau dirbti. Matot? Ir mes vėl grįžtam prie to, nuo ko pradėjom, kaip sakant, prie suskilusius gelbus.
taip ir pusdieviai ir visos kitos gyvybės, kaip išeikvoja savo gerą karmą, ta prasme, grįžta vėl į pradinę padėtį. Jeigu mes turim 10 000 litų ir toliau dirbame, tai mes galime, matot, vėl sukaupti kažkiek pinigų, tai irgi pragyventi tą gyvenimą. Taip ir būnant pusdieviu, jeigu aš suprantu, kad reikia atsiduoti viešpačiui ir aš atsiduodu, tai aš galiu kaip to, pratęsti savo gerą karmą ir vėl gauti pusdievių kūną. Kaip pabaigsis tas laikas mano. Arba galiu, jeigu visiškai viešpačiui duodu, aš sugrįžtu į dvasinį pasaulį. Jeigu neatsiduodu, tiesiog būnu, kadangi esu pusdievis, valdau, viešpačiui neatsiduodu, baigėsi tas laikas, kiek man skiria vienais, ar 30 milijonų, ar 3 milijardus metų, ir mane gražina čia vėl į tą žemę. Toliau. Buvo Varlokoje gyvena pusiau dievai, Šaramas, Vidžaharos, Kinaros, Kimporušos, reiškia. Žemiau 10 000 jožinų, žemiau yra Rachų planetos, vadinasi Sitchaloka, Čemerloka ir Vidraloka. Rachų yra 10 000 jožinų žemiau Saulės. Žemiau Rachų dar yra 10 000 jožinų žemiau Sitchų, Čarano ir Vidžatharų planetos. O žemiau yra Jakšaloka, Rakšasaloka. Šis sritis dar vadinama Antarikša, reiškia tarpinė erdvė tarp Buharlokos ir Burlokos. Čia gyvena Rakšasai. Rakšasai tai yra žmogėdros. Ir iš esmės mes patys tampame Rakšasais, kai mes valgome mėsą. Reiškia pasitenkinimas. Iš esmės, Rakšasai, aišku, tai žmogėdros, bet čia mes ateinam irgi kaip Rakšasai. Jeigu be mėsos negalim, tai jau forma reiškia tokia, irgi demoniška. O yra žmonių, kurie valgo žmogieną. Tai yra jau konkretus Rakšasai, čia žemės tipo planetose. Bet ir mes tą energiją užsikrečiam, jeigu negalim be mėsos būti, irgi reiškia tai tų Rakšasų. Toliau Jakšos, tai reiškia dvasios, pišačius davė vaiduoklį. Jie dažnai nusileidžia žemę, paprastai labai priešiški, reiškia žmonėms priešiški. Paskui jie kartais gimsta žemėje. Toliau, žemiau šį planetą yra Burlok arba Burmandala, kitaip vadiname žemės tipo planetinės sistemose. Toliau, reiškia, dar kalbėjau, kad žemiau Humandalos už 70 000 jožinų yra žemesnės planetinės sistemos, tai vadinasi dar Bilas Vargomis arba Patalomis. Tai yra Atela, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala ir Patala. Demonų Rakšasai gyvena šiuose žemesnėse planetinėse sistemose irgi kartu su žmonomis ir vaikais. Negalvojom, kad jie vieni. Irgi kuria šeimas, irgi tokia pat sistema ir rūpinasi irgi kiekvienas tik savo šeimą. Jie mėgaujasi kaip įmanydami ir nepergina dėl kitų gyvenimų. Sakoma, Saulė nepasiekė. Žemesnių planetinių sistemų Saulės spinduliai nepasiekė. Jie apsišviečia, reiškia, įvairiais brangakmeniais savo planetinės sistemas. Sakoma, šiaurės pašvaistė, kurią mato šiaurės planetų, šiaurėje gyvenantys žmonės, mato net iš Sankt Peterburgo, ten būna, turbūt girdėjot kaip pašvaistės arba kaip baltosios naktys, ne? Tai šita šviesa sklinda iš tų patalų, iš tų planetų. Tokie galingi yra brangakmeniai, išsklinda iš ten ta šviesa. Ne šiaip iš kažkur tai. Reiškia, gyvenantis šiuose planetose nesensta ir nesirga. Jie taip pat nebijo mirties, išskyrus tas, kurios atneša laikas. Čia, žinau, biškai gyvendami, tie visi Rakšasai irgi nebijo. Mirties jie ilgai gyvena. Sakoma, Atala planetoje gyvena 3 tipų moteris, reiškia, sukurtos demono žiovavimo. Svairinė, reiškia, nepriklausomos, kaminė, aistringos ir pumščalė lengvai palenkamos vyrų. Tai kartais, matot, mūsų planetoje šičia irgi galima rasti jau šitos pasireiškimus, panašias moteris. Kartais čia gaunasi moteris kaip irgi jau demonės. Jeigu visos 3 savybės, jeigu jų moteris įkūnė visas tas 3 savybės, kurias aš pasakiau, reiškia, svairinė, reiškia, nepriklausomos. Daugelis moterų šiais laikais jau kūnė tas savybės, sako, aš nepriklausoma nuo vyro. Matot, jau jinai demonišką savybę įkūnė. Nepriklausoma, kaip to nepriklausoma. Toliau kita savybė, žiūrėkit, aistringa, kaminė. Aistra daugelis jau pasireiškęs aistringa.
Aukšti bateliai, raudonos lūpos, reiškia palaidi plaukai. Aistra. Jau pradeda gyventi tą savybę, reiškia. Saviplėtoti ir mums šalį lengvai palenkamos vyrų, reiškia. Prostitutė už pinigus parsiodama taip, reiškia, lengvai palenkama vyrų, jinai įkūnija jau demonišką savybę. Ir taip kitą gyvenimą jūs turi galimybę nukeliauti ten, kur nereikės slėptis, reiškia, galės pilnai vabai pasireikšti, pilnai savo toje energijoje. Toliau, Vitaloje gyvena Viešpačievas su savo žmona Gauri. Dėka jų, kad jie ten yra, reiškia, ten yra daug aukso, auksas vadinasi Hataka. Žemiaus yra Sutala, gyvena, reiškia, Dait Haradža Bali. Ir pamena turbūt, kad jis viską paukojo Viešpačio, ne, net savo galvą pakilo, pakišo. Reiškia, ir tai gavo planetą, kurioje gyvena pats Viešas Vamana Deva. Žemiau yra Talatala planeta, kurioje gyvena Devonas Maja. Jis visuomet patenkintas, nes Viešpačieva jam prilankus, bet niekada, jis sakoma, nepasieks dvasinės laimės. Žemiau Talatalas yra Mahatalos planeta, kurioje gyvena gyvatė su 100 000 galvų. Tai čia eina kalba apie nagus. Nagai. Irgi turi šeimas, yra labai galingi, labai turtingi, stipri bendruomenė, tai pasakyčiau, reiškia. Irgi vieni už kitus kovoja. Reiškia, žemiau Mahatalos yra Rasatalo, žemiau yra Patala, Nagalaukai, kurie gyvena pats gyvačių valdovas Vasuki. Vasuki turbūt. Pamenat, kaip demonai ir pusdieviai plakė pieno vandenyną ir buvo Kalnamerų paėmė ir Vasuki, reiškia, apsukė, matė, traukė vieni už tų, kaip virvę naudojant. Reiškia, Pragalo planetos yra tarpiniai padėję tarp trijų pasaulių ir Badokos vandenyno. Jos yra pietinė visatos pusė, truputį virš vandenyno. Pitriloka, tai yra Prodėjo planeta, yra tame pačiame lygyje, bet jos gyventojai visuomet medituoja Dievą ir linki savo šeimoms gero. Reiškia, 30 000 mylių žemiau Patalos gyvena Viešpats Anantadeva. Tai milžiniška gyvatė, ant kurios nugaros ši visata atrodo kaip garstyčios grūdas. Matot, jinai palaiko šitą visatą. Anantadeva. Garbadovos vandenyno gylis yra 249 800 jodžių arba 3 197 440 000 kilometrų. Va taip, Garbadovos vandenynas. Labai didelis. Va tokia būtų taip, greita tokia mes turėjom struktūrą, kad taip įsivaizduotumėm, kaip tas kosmosas atrodo. Čia kalbėjom daugiau apie materialą. Nu, šiek tiek palėtėm, reiškia, dvasinį pasaulį. Mes kas nuo karto skaitume lekciją, čia skaičiau apie kosmologiją, tai mes dar iki to darysim ir smarkiai išsiaiškinsim, kas kur gyvena. Tai galbūt klausimų turite? Iš šitos temos. Aš vieną klausimą turiu. Yra nemažai dokumentinių filmų apie nuotraukų, apie gyvybės atėjimą iš kitų planetų. Čia, apie kieno atėjimą? Apie gyvybės, kažkokio atėjimo atėjimą. Taip. Žemė, tai čia ar tiesa iš viso yra, ar ta gyvybė čia ateina iš aukštesnių planetų ar žemesnių, kokia to priežastis? Gyvybė? Kaip supras gyvybė? Nu, ateiviai. Ateiviai, apie ateivius kalbate, ne? Tai matot, įvairiai reiškia, įvairiai kartais žemesnio planetų gyventojai, demonai nusprendžia, kad jūs atstovai turi čia įsikūnyti žemę ir kažkokią tai, kaip paveikti žemės gyventojus, nutraukti juos nuo šito kelio. Tai 5000 metų atgal, vakarų šitas mūšis, tų pavyzdys, įsikūnijo pusdieviai ir demonai. Suprantate, tai jau gavo žmonių kūnus. Tai tokia invazija būna. Kai ateina, gauna žmogus kūną. Kita invazija ir vykdo programą. Kartais net nežinodami. Taip, aš, sakykim, nusprendžiu ten, kad aš įsikūniusiu žemėje, tai čia aš užmirštu. Kada jis vieni užmiršta, demonai kiti neužmiršta. Tiesiog jis sėja blogį. Visaip yra, reiškia. Kiti tiesiog, reiškia, kitų planetų atstovai kartais tiesiog čia gali atskristi kosminiais aparatais. Čia. Irgi daryti savo projektus, savo programas. Tai žemesnių planetų gyventojai kartais atvažiuoja, čia atskrenda tiksliau, reiškia, ima žmonės kaip mėginius, bando kažką daryti, reiškia, pritaikyti mūsų reproduktyvę sistemą, mūsų, sakykime, DNK, mūsų darbą nuo savo planetų
gyventojams, kad kažką patobulinti. Žiūrėti, kas čia kartais žemesnių šitų planetinių sistemų, kur pas jūs yra visiškai technokratija, techniniai dalykai išvystyti. Ima mūsų moteris dargonos vežasi ten, kad jūs įskiepytų, reiškia, jų vaikams meilę, dvasingumą, pieno duotų, ant rankų palaikytų, duoda savo vaikus, reiškia, nes pas juos nebėra jokio praktiškai dvasingumo, suprantat, kaip meilės Dievui, meilės artimui, dar kažką, tai va, jie taip, reiškia, bandymus atlieka tiesiog. Kartais tyria mūsų psichiką, yra daug galingesni, reiškia, jie gali perkelti bet kurį mūsų, reiškia, per sieną ištraukti, šiaip įtraukti, kažkur įsivesti, atimti atmintį, reiškia, paimti bandymų kūnų, reiškia, kažkokios ląsteles ir mes net nepajausim. Gali pasidaryti nematomi, gali paveikti mus per atstumą, gali siūsti mintis, daug galingesni, suprantat. Tai čia tuo atveju, jeigu mes neturim, esam kaip ir neapsaugoti, neatsidavę Dievui. Jeigu mes atsidavę viešpačiui, jie negali prie mūsų prieiti. Kai mūsų vibracijos žemos, tada jis gali su mumis daryti, ką nori. Kai mūsų vibracijos aukštos, ta prasme, jie neturi įtakos. O kuo mūsų žemesnės vibracijos, tuo jie turi galimybę daugiau prie mūsų prieiti. Mes tampa panašus kaip jie, suprantat? Jie gali tas diktuoti valią, atitinkam jų beveik vibracijas. Šitose kūnuose, bet mes patys jau kaip demonai tokie. Beveik. Tai jie tada įtakoja. Yra visa demonų plejada, kuri žemė naikina karves. Reiškia, daugelis pasaulio vyriausybių žino, reiškia, apie tus atėjus ir net sudarytos, reiškia, sutartys gauna technologijas. Kas nuo karto, reiškia, tų žemesnių planetų gyventojų, reiškia, aparatai čia sudūžta, nukrenta. Su jais pačiais sugyventais, kartais su biorobotais. Ir vyriausybės viską žino, reiškia. Tačiau jos nieko negali padaryti. Mūsų technologijos yra per žemos, kad mes kažkaip įtakotume dar ko nors. Todėl nenorėdama sėti panikos tarp žmonių, kad nesuvaldomos situacijos, vyriausybės tyli. Suprantat, užslaptina tos duomenys, sako, kad taip, ar naip, kitaip, paskleidžia, dirba, reiškia, žvalgybos, kontražvalgybos per masinės informacijos priemonės, kadangi jas valdo, kaip sakė, vyriausybės valdo, paskleidžia vieną kitą dezinformaciją, kad nekelt panikos tarp žmonių, suprantat. Nes žmonės kaip jie baugus, nežinai, kas čia kaip sklaido, užtat primeluoja viską. O viskas realiai egzistuoja. Kaip mes egzistuojam, taip jie realiai egzistuoja ir jie realiai egzistuoja čia mūsų žemėje. Jie šalia mūsų. Tai čia tokie yra gyvos būtybės, kurios gyvena šiaip šalia, kaip dvasios. Mes jų nematome, jos irgi šalia egzistuoja. Matot, ir su kūno forma, kitų planetos stovai kaip žmonės gyvena, vykdo programą žemesnių planetų. Ateiviai kaip su savo kūnais, jie neįeina į mūsų kūnus, yra dvasios, kurios neturi nei mūsų, nei to ateivių kūno, kurios irgi takoja mūsų sąlytis. Tenkinasi, kai mes kažką darom blogą. Tai čia mes apsupti visko. Čia visko pilna. Knipžda tiesiog. Čia mūsų tas laukas. Va. Ir tik šventas vardas gali padėti, reiškia, tai neutralizuoti. Kad mums nei vieni, nei kiti nedarytų įtakos. Nebuvo nei sekundės, nei minutės, kad nenutrūktų pusdievių ir demonų kova. Kaip demonai takoja mūsų atskrisdami, taip ir, reiškia, šviesios jėgos pusdievių irgi takoja, irgi siunčia savo atstovus, ateina įsikūnė, pažiūrėkit žemėje, reiškia, ateina gyvos būtybės, šilto padą paimkime. Ne? Mes negalvojam, kad čia paprasta asmenybė, tas žmogus, reiškia, iš šito gyvenimo dar kažkaip tai vadinama jo dieviškoji malonė, Dievo malonė, tai pati aukščiausia, kuris duoda tiksliai, reiškia, kelią, kaip čia išsivaduoti, kaip nesikankinti, kaip šis užmiršti, kad čia kažkas yra, kažkas baisaus. Jis vaduoda tikrą kelią, kaip būti laimingam. Čia jau pati didžiausia malonė. Kad eina konkretus atstovas, ne šiaip savo žodė mintis, ten atėjo dar, aš prisigalvoju, bet savo gyvenimo pavyzdžius jie rodo ir parodo kelią, kaip nueiti, kaip padaryti. Viską jis padarė. Pradėjo atėjo savo asmenį rodį, kaip atsižadėjo, šeimą turėjo, atsižadėjo. Rodė, kaip šventyklas pastatyti, kaip instaliuoti, jis viską davė. Gyvybės davė, žiūrėkit, kaip jums reikia tarnauti, prasadą davė, mantras davė, ne? Visą kelią parodė. Viską pats. Šventraščius pagaliau net davė, kur viskas smulkiai aprašė.
Ne tik, kad žodžius ten pasakė, bet viską parašė, va, ką mes kalbam iš jo. Ir savo pavyzdžiui, čia net pasiliko kūną, net kūnas jo yra, dvasinis net vieta, tai nėra kažkur kaip dingo, kai mes viešpatė iš Italijos, nežinom, kur ten kūnas kitų, nežinom, jo net kūnas lokalizuotas, va ten yra konkrečiai vieta. Savo, tai čia didžiausias ateivis, galima sakyti, švariausias, kaip ir pats vieško, jo dieviškoji malonė, Dievo malonė, tokia forma atėjo. Va, kaip, tik mums matot, mes ant tiek silpni, kad negalim sekti. Ant tiek silpni, tiek mūsų protas neramus. Ir va čia atėdami į Šrimat Bhagavantą klasę, mes va, bandom sekti jo pėdom, nes jis pramynė. Čia nereikia kažkur prisigalvoti, matot, jis pramynė kelią, tik tuo keliu reikia dėti pėdą po pėdutės, kaip ir padėjo. Ir viskas, ir mes irgi taip pat išeisim, kaip jis, į dvasinį pasaulį. Daugiau nieko nereikia. Kažko prisigalvoti nereikia, jis labai paprastą technologiją davė, pasiėmė džapą ir kartoja Hare Krishna, 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 Hare, Hare Rama, 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 Hare. Matot, jis nedavė neįmanomo, jis davė, lengvesnio net nėra nieko. Jis nepasakė, kad ten turi panerti vandenį išbūt 10 minučių. Jeigu išbūsi 10 minučių, tai tu kiekvieną dieną treniruosis, tai pasieksi. Tai neįmanoma, kažkas įplaukti nemoka. Bet kalbėti mes visi mokam. Džapas ir tuliukas nekainuoja 10 milijardų. Mes net patys galime pasidaryti. Pačias paprasčiausiai, jis nesakė, kad išvažiuok į Indiją būk. Ne, nieko nesakė. Va, mes buvom dabar Vengrijų bendruomeniai, jų daugelis net Indijoje nėra buvę. Jie pas save padarė bendruomenę, visą tą Galuką Vrindavuną padarė ten. Ten ir Jamuna, ir Sarasvati, ten ir Ganga, ten ir Govardanas, ten viskas yra. Ir kailis yra, ir tas jų gyvenimas, viskas jau ten yra. Ko mums į tą Indiją sako? Dvasinis mokytis kartu gyvena. Iš tikrųjų, manau. Tai nekeičiu, va ta šventa vieta visur gali būti, čia irgi gali būti. Čia Vrindavunas. Jeigu mes viską darom, ką Prabhupada sakė, čia Vrindavunas, čia dvasinis pasaulis. Priklauso nuo mūsų atsidavimo laipsnio. Matot, mums davė viską paprasta. Mums nesako, kad mašinų prisipirki darbą, kaip tik sako, neik, tarnauk, atstok čia, gamink prasadą, tvarkykis, bet kokiu būti, kuo paprastesnis gyvenimas, tuo išaukštintas mąstymas, tiek širdis atsiveria. Mes atvirkščiai galvom, kad kažko turėsiu, būsiu kietesnis. Ne, kuo paprastesnis gyvenimas, kuo paprastesni mes turim būti. Naivus kaip vaikai turim būti. Tik su tokia sąmonė mes suprasim, kas yra Dievas. Kuo mes būsim tokie kietesni, ten laikrodžiai, dar žiedai, dar kažkas auskarai, tokie, toks, žinot, muskulai, tiek aš nutolstu, tiek labiau žiūriu šito kūno. Suprantat, kaip tos tam nuo viešpatės, to mažiau jį suprasim. Kuo paprastesnis žmogus, tuo jis tyresnis. Va, kas įdomi. Čia išaukštinta sąmonė vadinasi. Tai va, Prabhupada viską darė. Daugiau be jo, čia viskas nežinau, mes klaidžiutom, kai aklikas šių iš vis nieko nežinotum. Suprantat? Kas dar? Prašau. O dar tokį įdomų vietą, galvoju, kaip čia yra pradžiai, kur pasakojat, kur viena iš Višnu forma ir iš jo Bambus Brahma gimė, bet prieš tai jis jau 14 sistemų planetų sukūrė. Tai kaip tai Brahma kūrėjas, kaip jis sako, tai kas čia kūrė tada, ar jis tik tai gyvas būtybės, aš nesuprantu. Brahma viską sukūrė, bet manat, sukūrė, kai Lutosios išaugo, kai, reiškia, Lutose Brahma atsirado, žiedė, jisai sukūrė visas tas, reiškia, planetinės sistemas. Brahma. Tačiau, aišku, su viešpatės pagalba, ką Brahma nieko nepadarytų. Tai viskas buvo, bet buvo tik tai toj tamsoj. Toj tamsoj, visiškai. Brahma sukūrė, reiškia, pradžapačius, tai reiškia mūsų protėviai. Iš tikrųjų, kai sakoma melskis protėviams, tai neina kalba apie mūsų ten tėvus dar protėviai, tai reiškia, arba 12 tų yra mahadžanų, kurie padėjo jam sukurti tą visą visatą. Nes kosmologiją, kai nagrinėsim, Šrimad Bhagavatam bus aprašyta. Smarkiau toliau, kai eisim, jeigu sulauksim 2 giesmės, 3, 4, 5, 6, viskas bus aprašyta, mes smulkiai išnagrinėsim ir jūs būsit akademikai. Visi garantuojant. Viską žinosit. Galėsit su ko norit išaiškinti, braižyti schemas, dar ko nors. Šrimad Bhagavatam išdėlioti, mes ir mokomės. Dieną po dienos, aš tik biškį priekį užbėgau, šiek tiek pasakiau, bet kadangi mes neturim dar to švarumo kvalifikacijos, nesuvokiam, kas ten, kaip ten, kas tupi, višta, ne višta, paukščiukas, kur, bet paskui jums taps aišku, per laiką. Kas dar? Gerai? Taip, paklausk.
ten kaip ten upės vandenynai, tai yra visatai, tai kokie irgi iš vandens, ar kaip? Žinau, materialus. Reiškia, Viradžos upė, ne? Irgi vandens elementai, bet tačiau dvasiniai elementai. Ne materialus. Mes matot, kas tas dvasinis vėl nesuvoks. Tai toks švarimas. Ir materialinė energija neperina kitą krantą. Taip yra atskirta. O taip suvokai. Tokia plati, kad nei perplauksi, nei perskrisi. Aišku, tas kūnas netitiks sąlygų gyventi tenais dvasinę pasaulį. Plius dar priežasčių. Viradžos upė, plius dar priežasčių vandenynas. Jeigu, matot, reikia į Ameriką nuplaukti, ten plaukia, kiek ten, nežinau, 2 savaitės ir kiek su laivu per didį vandenyną, kur persikelia. Tai kiek laiko reikia jau sugaišti su laivu, o ten reikia suvokti, kad ten iš vis begalybė. Todėl gyvai būtybei nėra šansų pakliūti taip su kažkokiu prietaisu, kosminiu laivu, dar kur nors ten persikelti, neįmanoma. Persikelia tik mano vidus. Kai aš save pakeičiu, šitą kosminį laivą palieku, mano gyva būtybė perina, mano esybė, siela perina, tenais iš ten gaunu kitą kūną. Ten galiu gyventi. Į dvasinį pasaulį, kai mes ateiname, mes gaunam dvasinį kūną. Aš nuo kūno jau neatsietas. Aš toks pat. Aš kūnas esu jau vienovė. Mes dabar atsieti. Aš sienos savo mąstau. Kūnas savo gyvena. Žiūrėkit, jis kinta, mes jo nieko negalim su juo padaryti. Ir protas vėl savo gyvena. Protas savo varo, kūnas savo, o aš sėdžiu, žiūrėk, net nenoriu. Mes daug ką padarom, ir verkiu. Kodėl aš tai padariau? Aš taip nenorėjau. Matot, bus protas nunešė. Arba kūnas, va, jis skauda. Daugybė mes sergam, žiūrėkit. Organai sugriūna, ne? Mes nieko negalim padaryti. Ateina kitas knebinėja, ten įstato, išima kažką, išpjauna. Mes nieko negalim padaryti. Matot, kaip tai mes nevaldom šito kūno, net šito minčių nevaldom. Va, kokia problema. Ten, kai gaunam dvasinę pasaulio kūną, aš viską valdu, aš esu vienas. Vienas. Ir kūnas, ir aš siela esu vienas. Nebelieka to subtilaus kūno. Kaip kažko atskiro. Ir to grubaus. Kas dar? Jai, Hare Krishna.